Čia mes Esame Latvijoje, Gulbene mieste. Čia jau antras video, nes pirmas buvo grinai buvo apie stotį va šitą, o dabar bus apie Gulbenės traukinių dėpą. Nu, traukinių kaip čia aptarnavimas, kaip kas. Tai čia va bus pastatų, čia aišku daug, bet yra va čia pagrindinis, tai va toks parodomasis, tai šitas pastatas. Čia va matosi toj patalpoj 3 lokomotyvų stovi, tiksliau 2 lokomotyvų ir 1 garvežys. Čia administracinis toks pastatas. Labai patogu iš tikrųjų, va ten va yra krovimo stotelė, matosi. Galima pasikrauti, mes kaip tik atvykę pasikruojam. Labai patogu. Čia va vienas iš mūsų dar va šitas žmogeliukas irgi mėgstantis traukinius. Ir dabar eisim toliau tada pasižiūrėti, kas ten yra. Čia va visas žemėlapis yra, nes iš Gulbenės važiuoja maršrutinis traukinys. Kiekvieną dieną važiuoja netgi, siauruoju geležinkeliu. Ir išskirtinais atvejais važiuoja va šitas garvežys. Bet šventiniam dienom ten, kaip dar kokį šeštadienį pavažiuoja, ne visą laiką. Toliau čia siaurojo geležinkelio vagonas. Šitas, kaip suprantu, tai malkom vežti buvo naudojamas, tik tų stulpų nėra ištraukti. Bet šitas tai netoks ir senas. Palyginus, kad čia (76) metų ar kažkas tai tokio panašaus. Netoks čia ir senas. Čia dar vieną plakatą pažiūrėsim. Tam dėpę galima pasivažinėti va su tokiom rankiniam drezinam, yra va tokia. Tai tokia yra Panevėžy siauruko tam dėpė. Ir yra tokia medinė, labai įdomi. Tiek, kad dabar nepamatysim. Kol kas dar nedirba čia tas. Kol kas viskas uždaryta. Taip ir dabar, kad ir tas vagonas netoks senas, bet pasižiūrėsime čia, kaip tepimo guoliai. Tepimo guoliai su tepalu. Skystu, bet čia ir su tirštu sutepta. Nu, nežinau. Kaip čia spręs, kokio senumo, bet 70 kažkelintų metų. Šitas vagonas. Šitas priekinis atrestauruotas. Dabar taip. Čia pažiūrim gulėvietės. Čia biškį taip atsidaro. Irgi va matosi pridėta vailoko. Yra pačioj tepalas. Kad teptųsi guoliai. Kad teptųsi guoliai čia tai padaryta.
tos golėvietės. Va tai panašiai visuose siauro geležinkelio vagonuose būdavo senuose. Po to kažkaip padarė tą tepimą visai kitokį jau. Ir va čia dar vienas vagonas. Emblemos kol kas nesimato. Koks jis čia yra? Geltspėja. Tai čia krova tokia. Ar čia jis pats tiek svėrė? Ne, čia gal tiek gali vežti. Pats svėrė gal 7,2 tonus. Bet čia jau rimtesnis, čia ir oriniai stabdžiai jungias, matos oras pasijungia ir užstabdyti gali. Čia jau naujesnis bus vagonas. Šitas jau bus naujesnis. Ir iš karto turim skirtumą, mat. Ten žiūrėjom golėvietės tepamos skystų tepalų, pridėta kažkokio vailako, kad teptųsi. O čia, vat, būtent, vat, jau visai kitaip užsukta viskas ir čia net nieko nebepreisi. Čia jau tepasi, kaip turi būti, aišku. Gal taip ir patikimiau, jeigu tai pradėjo daryti vėliau. Gali būti. Taip čia nesuskaitau, kas čia parašyta. Vieta kažkokia, kas šita vieta. Kažkokia vieta. Nu ir va iš toliau matos tas dėpo pastatas visas. Toksai pusapvalis. Būtent todėl pusapvalis, kad yra va čia apsukimo mechanizmas. Būtent vat. Yra apsukimo mechanizmas, kad galėtų tie visi traukiniai suvažiuoti va į tą dėpą apvalų. Mažai kur taip yra. Tokių dalykų čia didesniuose dėpose tai būdavo. Tai va čia va susijungia, sakykim. Užsitvirtina. Su šitu va užsitvirtina, va pasikelia. Užsitvirtina, kad nepasisuktų. Užvažiuoja tada lokomotyvas čia ir kiek reikia į pasoką, kuriem reikia važiuoti. Ar čia, va, sakykim, reikia važiuoti. Ar į kitą pusę kažkur tai. Čia yra tokia būdytė su valdymu. Kaip suprantu, čia kažkoks elektrinis valdymas. Čia matos, va, tie dantračiai. Viso taip ir važiuoja, va. Bėgiais aplinkui ir sukasi tas visas ratas. Bet dabar pagalvokim, per kur elektra pasiduoda tam valdymui, jeigu šia aplinkui sukas. Ogi va. Elektra ateina per tą centrą, kažkaip iš čia sukasi. Kažkaip tai va taip va. Ateina tais stulpais. Va čia. Kad veiktų. Čia senas vagonas siauruko, bet čia dėpas žiūriu įvairūs bėgiai galėjo važiuoti. Dabar žiūrėkim. Čia va siauri bėgiai. Čia siauri bėgiai. O va pro šitus vartus gali važiuoti platus. Platus bėgiai. Čia irgi platus. O čia padaryta universaliai. Va čia
Čia galėjo ir siaurasis įvažiuoti traukinys, ir platus bėgiai yra. Universaliai padaryta, nu gan gudriai sugalvota. Tai dabar einam iki to seno vagono pažiūrėti. Ką mes čia pamatysime. Gal čia jį dar restauruos. Gal. Senokas toksai. Oi, kad čia išradėjo. Grinis, o ne čia baisa eit net. O, pečius. O. Taip, dabar pasiskaitam, ką mes čia turim. Fabrika vagonov Pafavag. Vroclav. Lenkija. 60 metų. Va, katiliukas. Koks vagono. 60 metų. Na, aišku, jau supuvę čia. Bet vis tiek. Kažkaip viskas nupuvę, bet va ta emblema tai taip ir atsilaikys. Čia kaip ir neržaveika panašu. Tai ir atsilaikė jinai. Vagonas visas supūva. Čia viduj tai padaryta malkinė. Nieko gerai už to vagono čia. Malkinę padarė. Ai, o pro čia galima užeit pažiūrėti, bet ką čia užeis, jeigu čia grindų nėra. Nieko čia ir neužeisi. Čia kaip langų pakelimo mechanizmai, kas čia tokie peratukai. Įdomiai čia, įdomiai. Ventiliacijos kaminėlis. Nu, vienu žodžiu. Nu, gal dar ir atrestauruojamas tas vagonas. Galbūt. Va, dar įdomus vienas dalykas, kopėtėlės. Aišku, jos neatsilenkia čia. Bet vienu žodžiu esmė tokia, kad susiglaudžia kopėtėlės ir nėra kopėtėlių. Vieta tokia susitaupo. O atitraukė ir gali tada užlipti ant pačio vagono viršaus. Toks va įdomus dalykas. Einam prie kito vagono. Parašyta žaiskiai, kietas. Čia gal koks 2 ar 3 klasės. Kažkas tai tokio. Galbūt. Ką mes čia turim? Malkinė padaryta iš vagonų ir viskas, žodžiu. Ir tiek. Nu, gal čia dar tas malkas, mačiau kitur dar yra prikrauta, čia gal tam garvežį, nes tą garvežį tai mačiau malkom kuriam. Oi, ką mes matom. O. Jau čia nesimatys, gal ir matysis, bet labai neryškiai. Va, išsiryškino. Nu, tai traktorius kaip traktorius, Junzas senas. Bet va čia kažkoks reliktas stovi. Senobinis automobiliukas. Kaip ir autobusas kažkoks tai. Įdomu čia. Nu, bet čia mes į vidų nepakliūsim. Čia jau nieko nebus.
Dar radome ir žemai emblemą šito vagono, vat, kur su to katilu. Tai va žemai ta emblema irgi rašo Pafavag, vadinasi, Vroclavo gamyba, vagono numeris 622, 1960 metų gamybos. Fabrika vagonov, Pafavag, Vroclavas. Nu ir šito video pabaigai dar praeisim pro tą bėgių apsukimą skersai. Reiktų praeiti. Tun. Bet irgi dabar žiūrėkim. Bėgių apsukimas irgi universalus. Ir siaurasis gali traukinys apsukti, galima apsukti ir galima platui apsukti. Irgi universalus toksai dalykas. Ir čia jis dar ant kažkokios ašies sukasi. Aš kaip įsivaizduoju, čia nesimato. Tas rėmas toksai masyvus. Taip, dabar žiūrim bėgiai. Radom kažkokią tai emblemą bėgių. Latvija 30 metų 12 mėnesio. Gali tai būti? Nu gal 30 metų. Nu sakykim, kad gal gali tai būti. Tokie bėgiai. Suvyrinta čia. Suvyrinti va bėgiai ir viskas. Dematas toks biški ir nuvažinėti, da kažkada čia juos ir pasakioja tą mechanizmą kažkada. Dar. Tai va, praeiname tą bėgių apsukimą visą. Ir pasižiūrėsim iš toli dabar, kaip čia viskas atrodo. Atrodo va taip, va, tas visas dėpas. Iš kitos pusės. Tai tiek šiam video. Turėtų būti dar kitas nufilmuotas.